Sveiki, mielieji, vėl su jumis esu eteryje. Iš karto noriu prisistatyti, esu Oksana, kalbu dažniausiai apie sveiką gyvenimo būdą su savo žmonėmis. Turiu kanalą, jis yra pavadintas Mediko žvilgsnis pro rožinius sakinius. Tai yra Facebooko grupė privati ir taip pat galite mane rasti YouTube kanale Šviesos mazgas, taip mes ir susirišam. Kadangi šiandieną noriu pakalbėti jum apie tokį išjaustą dalyką, grįžau nesenai iš Sicilijos, iš Italijos nuostabiosios, teko pasimaudyti jūroje ir va ten pajaučiau, kad labai yra Viduržemio jūra sūri. Ir grįžus keletą dienų dar buvau labai pripratusi gerti daug itališkos skanios kavos. Tai va, po šitos visos mano kelionės šiandieną norėjau prasivažiuoti dviračiu. Čia pas mus arkliukai vaikšto, aš kalbu su jumis iš Skandinavijos, iš Švedijos. Tai čia gan įprasta pamatyti tokį vaizdą. Tai smagu, kad žmonės sveikinasi, sveiki, laimingi ir pozityvus. Tai va, tai apie tą kavą ar ne, ir ką pajaučiau, kad pavartojus vėl tos keletą kavos puodelių, man šiandien beminant dviračiu labai sutraukė mėšlungį ir aš iškart prisiminiau, kad aš buvau užmetusi vartoti savo fainą magnį. Tokį elementą, mikroelementą. Nu ir ką? Tai labai apsidžiaugiau, kad aš jį va čia turiu tašytėje, pasirodo, aš gyvenu labai rami, saugi ir noriu parodyti, kaip jisai natūraliai gražiai atrodo. Čia yra visko, ridikėlių, burokėlių, kopūstėlių, nu visko žodžiu. Bet ne apie tai, o apie tai, kad jis yra mums reikalingas, nu labai jisai yra reikalingas, kadangi jis yra atsakingas magnis už 300 mūsų organizme vykstančių funkcijų. Tai kokią svarbą didelę atlieka iš tikrųjų. Ir va žmonės, kurie pasportuoja, kurie daugiau dirba, prakaituoja tokį darbą, galbūt kaip ir kavą, kur mėgsta pagerti daugiau, nes mes žinom, kad kava, jinai tiesiog iš organizmų išneša kalį, magnį ir reikia laiks nuo laiko kažkaip taip papildyti jį. O dabar, kadangi jau toks yra ir darbymečio metas, ir žmonės daržus kasasi, ir dviračių mina, ir tikrai sportuoja, ir bėgioja, nu ir tikrai išprakaituoja šitą magnį. Tai tas magnis mūsų yra labai ypatingas tuom, kad jis yra veganiškas ir yra mokslo patvirtintas, sertifikuotas produktas. Jis yra ypatingas tuom, kad jis yra sudėtas į tokį kompleksą ir šitą magnio komplekse yra labai daug reikalingų kitų mikroelementų papildančius energetiškai ir davedantį žmogų iki maksimalaus rezultato be tokių didelių šuolių. Tai jeigu pavartotumėte, aš kai sumažinau, pajaučiau, bet dažniausiai 3-4 tabletės mano gyvenime yra. Kadangi aš turiu tokią ligą, raumenų silpnumo ligą, ir žinokite, tikrai tik su šituo magniu aš galiu pasakyti, kad aš ją tikrai susitvarkiau. Ir aišku, kiti produktai eina šalia, bet magnis tai man yra kaip, nežinau, kaip ant duonytės sviestukas. Tai šiandien galvoju, žmonės, gal tikrai mes visi kažkokie tai esame ypatingi, paskaitom, mokam atsirinkti, pavalgyti, kur nueiti, pabūti, aplinką galbūt pakeisti. Bet gerą produktą iš tikrųjų ne taip lengva atsirinkti yra. Tai šiandieną mano tokia žinutė ir yra, kad koks turi būti žmogus, norintis, kad išgirstų jį kiti galbūt. Aš vis laiką galvoju, gal kažkaip tai faktus tikrinti, ar ten jis apsiskaitęs turi būti. Žinokit, nieko panašaus. Aš dabar galvoju, neturi tu būti ten tikrai jau ten labai, ar ten gražus ypatingai kažkaip tai, ar kad ten būtumei tu galbūt kažkoks iškalbus. Visiškai, žinokit, šitą nereikia. Reikia tiesiog būti sveikam ir turėti po ranka šitų tikrai gerų dalykų, kurie mus stumia į priekį.
Tai va tą magnį labai pamilau, jis yra tikrai reikalingas ir žmonėm, kurie serga širdies, kraujagyslių sistemos problemų, gal kažkokiu turi, raumenų funkcijos aktyvumui paskatinti, kaulų, dantų vystymuisi, jis tikrai irgi atlieka svarbu vaidmenį nervų sistemai, psichologiniai būkliai, energijos gamybai, medžiagų apykaitai. Jis ypatingai yra reikalingas magnis ląstelio energijos gamybai, virškinimo sistemai. Ir taip pat stiprina imunitetą, didina organizmo apsaugą visą nuo visokių kimbančių ligų, kaip susitvarkai, tai niekas ir nebekimba, arba kimba tik labai geri dalykai. Ir va tas, kam rekomenduojamas yra Neolife magnis. Aš kalbu apie Neolife kompaniją, kadangi aš geresnio produkto tikrai žinau, kad nerasiu galbūt greitai dar, kol mokslas neištirs galbūt kažko geresnio. Aš tikrai turiu savo istoriją, savo patirtį ir savo žmonių lygiai taip pat, kurie eina tuo keliu. Tai tiesiog gyvenu dėkingumu ir tą meilę, kad esu sveika. Ir noriu jum kažkaip tai perteikti, kad nelikite abejingi ir jūs savo. Pastebėjai gal kažkokį simptomą, ar kad tau galbūt diabetas yra tas reikalingas imunitetas didesnis, ar kad tos ištvermės tau užtektų, ar kad nervų sistema pas tave nebūtų tokia šlubuojanti ir impulsus tik tai šaudanti. Tai tiesiog pavartok tu šito magnio, nes šio moterį maitinančiam labai reikia, vyresnio amžiaus žmonėm labai reikia, žmonėms su lėtiniu stresu ir ypatingai su prastu miegu. Yra daug labai gerų elementų padedančių sutvarkyti miego fazes ir jos yra taip pat Neolife kompanijoje. Tai jeigu jums yra įdomu, jūs tiesiog parašykite man, aš tikrai labai myliu gyvenimą ir myliu žmonės. Labai smagu apkabinti tikrai žmogų sveiką ir su tokiu dėkingumu, kad jisai neliko abejingas savo. Ir tiesiog būkite visi sveiki, laimingi. Nebijokite skirti laiko savo, raskite, paieškokite, paskaitykite, užduokite klausimų. Aš tikrai mielai jums atsakysiu, o jeigu ir negalėsiu kažko iš karto atsakyti, tai mes turime savo kompanijoje ir savo rate, ir grupėje, ir medikų, ir farmacininkų, ir tikrai žmonių pasveikusių, tokių kaip aš. Sveikstančių dar yra tikrai irgi labai daug gerų dalykų vyksta čia. Ir galimybių yra labai daug ir tiesiog raskite laiko pastebėti, paklausyti, paskaityti, padėkoti savo ir susijunkime tiesiog paprastų žmogiškų būdų. Vienas klausimas juk nieko nekainuoja, ar ne? O sprendimas gali pakeisti visą tavo gyvenimą. Taip kad iki greito. Ačiū jums labai, kas esate kartu.